Laikas atverti širdį. Toks esi pas Dievą. Jis nugalėjo mirtį. Viešpatį garbinti dabar. Kas bebūtum, laikas atverti širdį. Toks esi pas Dievą. Toks esi, jis nugalėjo mirtį. Viešpatį garbinti dabar. Nes vieną dieną tautos išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklauso. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnauja. Ir vieną dieną tautos išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklauso. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnauja. Laikas atverti širdį. Toks esi pas Dievą. Jis nugalėjo mirtį. Viešpatį garbinti dabar. Į vieną dieną tautos išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklauso. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnauja. Tautos išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklauso. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnauja. Į vieną dieną tautos išvys, kad tu viešpats, ir kiekvienas kelias priklauso. Bet didžiausi turtai priklauso tiems, kas šiandien tau tarnauja. Kai kartu mes esame, kai dvasia mus jungia, kai kartu mes esam, kyla jam šlovė. Jeigu mūsų širdis lenkiasi tau Dieve, esame palaiminti. Esame palaiminti. Kartu mes esam, kai dvasia mus jungia. Kai kartu mes esam, kyla jam šlovė. Jeigu mūsų širdis lenkiasi tau Dieve, esame palaiminti. Esame palaiminti. Nes tavo meilė
visa pasilieka. Gerumas tavo yra neribų. Jis vis naujas kas rytą, naujas kas rytą. Ištikimybė amžina, jis vis naujas kas rytą, naujas kas rytą. Viešpatie Dieve tu. Kai kartu mes esam, kai dvasia mus jungia, kai kartu mes esam, kyla jam šlovė. Jeigu mūsų širdis lenkiasi tau Dieve, esame čia savo dvasia, esame palaiminti. Esame palaiminti, nes tavo meilė visa pasilieka. Gerumas tavo yra neribų. Jis vis naujas, jis vis naujas kas rytą, naujas kas rytą. Tik tu nebūtum. Ištikimybė amžina, jis vis naujas kas rytą, naujas kas rytą. Viešpatie Dieve tu. Jis vis naujas kas rytą, naujas kas rytą. Ištikimybė amžina, jis vis naujas kas rytą, naujas kas rytą. Viešpatie Dieve tu. Viešpatie Jėzau. Tai ką, labas vakaras visiems dar kartą, tai labai iš tikrųjų didelė šventė yra, tikrai didelė šventė. Aš visą laiką sakau, kad sielovados susitikimai yra dėl vieno žmogaus. Visą laiką tai buvo ir niekada aš nelaukiu, kad ateis daug žmonių, nes mes jau 7 metai susitinkam ir kiekvieną kartą ateina žmogus naujas. Aplamai, va šiandieną kiek atėjo, yra kas pirmą kartą krikščioniškam susitikime? Yra. Tavo vardas Jurgita. Gerai, Silima? Aš jau krikščionišką mokyklą. Aha. Turėjom, nežinau, bendruomenės susitikimą. Bet užsienį pirmą kartą? Užsienį taip. Tai va aš planavau vieną kalbėti, vieną ruoštis, apie ką kalbėti, apie sielovadą, bet šiandieną vienas žmogus, tai yra Jurgita, kuri pakeitė mano visą, ką aš šiandien turėsiu kalbėti. Dėl to, kad tai atspindi būtent sielovados įvykį, ką mes darom ir kodėl taip įvyksta. Tai aš pradėsiu nuo įvykio, aš turiu įmonę tokią įkūręs, kuri patarnauja bažnyčiai, ar tenais krovinį kokį pervežė su tuo busiuku, žinai, ir tie pinigai yra skiriami sielovadai. Visi tos pinigus, kuriuos yra uždirbama, yra skiriami sielovadai. Ir skambina man vieną dieną lietuvė Jurgita, sako, matau lietuviškas skelbimas, yra vardas lietuviškas, sako, man reikia pagalbos, žinai, Tai gerai, sakau, aš atvažiuosiu, žinai, reikia jį persikraustyti, žinai. Tikrai sudėtinga, žinai. O aš, kai žinau, kad šitie pinigai yra skiriami Dievui, Dievo darbams, ir aš žinau, kad tas žmogus bus nuo Dievo. Ir aš, kai atėjau,
pas Jurgitą, man buvo pirmas klausimas iš karto, arba tu esi labai geras žmogus, arba tu labai meldiesi. Sakau, du dalykai yra kažkokie. Aišku, žmogui šoka, žinai, ateini ir sakai, žinai, iš kur tu žinai, nu kas, žinai, nu, labai žmogus, bet aš tą žinau. Ir jinai šiandieną čia. Tai yra Jurgita. Tai va, tai ir visi bilietai nupirkti yra Jurgitos dėka lėktuvo. Tai va. Už perkrausimą, tai va. Jinai pati net nežino, bet jinai šiandien už tą renginį yra, jinai sumokėjus visus bilietus už viską. Nes, kaip sakiau, šitas autobusiukas yra skirtas tarnauti sielovadai. Ir visi, kas patenka į tą matricą, jinai patenka į bažnyčios. Ir va šiandien jinai pirmą kartą yra krikščioniškam renginį. Pati tą renginį apmokėjo, pati nežinodavo. Ir jinai dar pasikvietė draugę. Ir įvyko šiandieną tas susitikimas dėl vieno žmogaus. Mes jau 7 metų organizuojam susitikimus ir kiekvieną kartą ateina naujas vienas žmogus. Kiekvieną kartą ateina naujas žmogus. Buvo prieš 3 ar 4 metus buvo Kristina tokia pas mus pirmas įkinai, ten netoli gyveno, grinai šalia jos namų darėm žygį. Ir jinai viena iš šeimos atėjo ir jinai jau 3 metus jau visą laiką būna kartu su mumis ir vyras prisijungia ir mes bendraujam visi kartu ir tai Dievas daro tos darbus ir nieko čia daug pats nedarai, tiesiog būni, o Dievas tos surenka žmonės ir jisai tos sukuria planus. Tai va sielovados yra tikslas išgirsti Dievo balsą. Pakviesti Dievą kartu ir vat yra tokios dienos į metus mes vat kartą vat susitinkam, stengiamės vat Algis ar per žygį, kad vat tuos organizuojamus susitikimus mes susitiktumėm ir gyvai. Ir kad iš tikrųjų, kad ir kiti krikščionys paliudytų ir šiandieną tuo pačiu ir Darius atvažiuoja iš Frankfurto, netrukus su traukiniu turi būtis ir bus irgi įdomu išgirsti jo žinią šiandieną. Tai dabar labai noriu padėkoti Algis, kuris sutiko atvažiuoti su Judita, kurie taip pat misionieriauja reabilitacijos ligoninėse, dirba daug metų kalėjimus, dirba su įvairiais žmonėmis po visą Lietuvą ir keliauja ir po Honkongą, buvo dabar net liudijimų vakaras. Tai ačiū, kad jisai prisijungė veikliųjų žmonių bendrijos, Algirdas Barkus, tai šiek tiek prisistatykit, 30 metų jubiliejų šiandien. Sveikinu, tu važiuoji. Šiek tiek ir mes tada visi prisistatykime, kol... Jo, mes Judita šeima esam. Šie metai buvo mūsų jubiliejiniai metai, yra jubiliejiniai, toliau tęsiasi. Vasario 5 šventėm 40 metai kaip kartu. Turim 6 suaugusius vaikus, 12 anūkų turim. 40 metų Kaune pragyvenom. O 2 metai dabar jau 2 dienos kaip gyvenom vienkiemy, prie Kruonio elektrinės netoli. Mes 92 per tikėjimo žodžio tas prabudimą įtikėjom, pasikvietėm Jėzų. Išgirdau pirmą kartą, kad Jėzus yra realus asmuo ir atleidžia nusidėjėliam nuodėmes. O Jėzu, kaip norėjau, kad man atleistų. Kreipiausi dar pirmą kartą, pasikviečiau į savo širdį Viešpatį. Aš kaip pamenu, turėjau 20 milijonų skolų litų tada. Ir supranti, ir paskui po kelių metų prisijungiau prie bendrijos. Jau tada turėjau 110 milijonų litų skolos turėjau. 30 milijonų dolerių skolos jau turėjau. Nu, ir tokia kaina mano dėmesį Dievas patraukė per tą skolą. Iš tikrųjų, tai va, ir gyvenom, kaip minėjau, Kaišiadorių rajone. Mes bei 14 metų važinėjame į Norvegiją, vežam 9 padangas į Lietuvą. Tai toks smulkus versliukas mūsų. Aš esu VŽB narys, 30 metų. Prezidentas. Išrinktas prezidento pareigas esu. Ir dabar šventėm 30 metų jubiliejų čia prieš kelias savaitės, prieš mėnesį. Prieš mėnesį buvo 30 metų, kaip bendrija Lietuvoje. Tokius daromės kvestinius pietus restoranuose. Ir liūdėm savo gyvenimo istorijas, nepamokslaujam, bet tiesiog liūdėm savo gyvenimo istorijas po pavalgius. Ir meldžiamės už žmonių poreikius, taip pat padedam kalbėti glaus maldą žmonėms. Šiandien norėsiu, kad atsisėstum čia tau paruoštą vietą, prie kryžiaus.
Kryžiuose. Šalspai tai apie kryžių. Kasdien tas taisyklė. Ir kažkaip taip ir formavosi, kad kažkaip dėl vieno žmogaus ta bendruomenė ir aš džiaugiuosi, kad Dievas duoda ir pačiam augti tame, ten, pavyzdžiui, Biblijos komentarą paruošti, tu įsipareigoji Bibliją jau skaityti ir tu augi tame, daug gal suklysti, bet jau yra va tokia kažkokia platforma, kurioje gali augti ir sutikti Dievo žmonės. Ir tai yra, jeigu man dabar išimtų mano tą visą istoriją, kas liečia Sielovadą, aš būčiau toksai vargšas, be šito turto, aš nežinau, neišmanyčiau jokius pinigus už tai, kas įvyko širdį ir kokia tai vertė yra. Tai dabar, kai matai ir sakytų, vat, žiūrėk, tau duodu dabar tau atgal laiką, duodu ten tau didžiulius tokius pinigus ir sakytų, ar tu nori, bet tada Sielovadą tau išimsim iš tavo gyvenimo. Tai skurdas, tokio gyvenimo nereikia. Turi būti paieškoje Dievo ir todėl susitikimai tai yra vėlgi, tai yra, kaip sakiau, šiandieną yra padiktuoti, tiek yra ir Gitos užsakymų. ir Darius taip pat laikė širdyje, kada galėtumėm susitikti su lietuviais kartu. Ir šiandieną ir Darius įsipildė tas noras, nes Darius prisistatys irgi taip pat, galbūt tą irgi viziją, misiją, tokia kaip ir šiandieną mes turėsim jo taip pat vieną mokymą, priimti save tokį, koks esu. Tai va. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioje. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioje Dievo karalystėje. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioje. Teisumas, ramybė, džiaugsmas šventojoj dvasioje Dievo karalystėje. Ateik į Dievo karalystę, 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 ateik. Kas jinai yra? Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioje. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioje Dievo karalystėje. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoj dvasioje. Dievo karalystėje, ateik į Dievo karalystę. Aš nebūtų, ateik į Dievo karalystę, 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 ateik į Dievo karalystę. Dievo karalystę. Kai nurims garsai ir muzika nutils, ateisiu pas tave. Ruošdamas atnešti kažką labai brangaus, ko gėrėsies tu. Atnešiu tau daug daugiau nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki ne to. Žvelgi į mano mintis
šventas vien tik tu. Net į varšas aš priklauso viskas tau, viskas ką turiu. Atnešiu tau daug daugiau nei žodžius giesmėje, nes tu juk lauki netol. Žvelgi į mano mintis, viską žinai, tau reikia mano širdies. Aš trokštu garbinti tiesoji dvasia, viskas apie tave, Jėzau. Kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Jėzau. Aš trokštu garbinti tiesoji dvasia, viskas apie tave, Jėzau. Kur aš buvau neteisus, atleisk man, viskas apie tave, Mūsų šį vakarą laukia Dariaus žodis apie temą, kaip priimti save toks, koks esu. Taip pat išgirsime Algimanto, taip pat kaip išlikti Dievo meilė. Bet kiekvienas iš mūsų čia, kur esame čia, kad mes taip pat esame kviečiami atliepti tai, kad nebūtumėm tam monologė, bet nes iš tikrųjų dėl jūsų yra šitas susitikimas, dėl jūsų kiekvieno. Ir mūsų kiekvienas susitikimas yra šūkis, kad kur 2-3 iš Biblijos eilutė, kur mes renkamės 2-3 jo vardu, ten yra tarp mūsų viešpats ir Dievas daro savo darbus. Ir labai įdomu kiekvieno istorija, susitikimo su Dievu taip pat. Mums yra svarbu irgi, kaip kviečia jūs Dievas į gyvenimą, į tikrą gyvenimą, į pažintį su juo, nes pažinti Kristų yra mūsų viso gyvenimo kelionė. Ir tie krikščionys, kurie mus lydi šalia, ir mums labai didelis yra ir pastiprinimas, o kartais ir spyris. Iš tikrųjų spyris tiesiog yra, kad priimti Kristų daugiau į savo gyvenimą tiesiog. Ir likti toj Dievo meilė Šiandieną mes norėsim, kad pasidalintumėt visi, kurie turės žodį arba patirtį kokią tai savo gyvenimo ir lūkestį. Tai aš apie tą visą mūsų organizacinius tos dalykus, tai per 18 val. Picą už pusę valandos atveš, tai dabar turėtumėm dar laiko. Tai nežinau, tai dabar galbūt Dariau, galėtumėm dabar iki picos? Abu dalyviai. O viešpatie, visa širdis, visa siela, tu man esi pats nuostabiausias ir pats brangiausias. Man esi, sukūrei man naują širdį, pripildžiau tave
širdį pripildė džiaugsmu ir meile, leidai man iš naujo gimti, o Jėzau, save pažinti, tave pažinti, ir nebesoli, tave pažinti. Na ką, liko mums dar vienas pokalbis. Algis yra daug metų jau evangelizacijai su Dievu. Ir Dievas išpirko jo tikrai skolas. Ir jį lydėjo kelionė, toliau viešpats pažinimo kelionė. Ir norėtume tave išgirsti šiandien apie tą meilę, kaip tu išlikai toje meilėje toliau. Kaip tu gyvenai su Dievu, jo, šitojame pasirinkime, ne? Pasilikti jo meilę. Prašau. Jo, ačiū Dievui, kad kažkada prieš, čia niekaip ieškojau šiandien, kelintais metais pirmą kartą atvažiavom pas Karlį į svečius. 20-ais visi, aišku. Kas 20-ais vasarą atvažiavom. Viešpats. Ir į Vokietiją. Apie Dievo meilę ir kaip apie savo temą, šitas Karlas apie meilę ir kaip išlikti meilę. Aš pirmą kartą susidūriau su viešpatės meilė, tai su jo buvimu, tai realiai, šiaip iki 28 metų buvau visiškas ateistas. Tėvai, velniai, bažnyčios ten, čia tikrai ne vyrų reikalas, čia yra, atsiprašau, bobo reikalas. Vaikų ir bobų reikalas, tikrai ne vyriškas reikalas. Kaip normalus vyras gali tokiam nesąmonėm tikėti. Iki 28 metų tikrai buvo visiškas ateistas, tikėjau tą visą komunistinę visą ideologiją. Ir tikėjau, kad mes visi iš beždžionės, bet kažkaip nemačiau nė vienos beždžionės, kad žmogum tam prie mano kitą. Ja, bet kažkaip dabar galvoju, realiai, kas įvyko vaikystėje ir paauglystėje, Dievas tai žino, kas bus su tavim, kai tau bus 60 metų, ar 50 metų, ar 40 metų, ar 38 metai. Dievas tai žino visą laiką. Jisai savo žmonės, jisai tikrai yra pasaulyje, yra žmonės, dviejų tipų žmonės, jo žmonės ir velnių žmonės. Jo, ir tas padėjo man, pavyzdžiui, giliai nuodėmė lyst ten, ir visokias, gal į kalėjimą visokie priklausomybės, ten, alkoholis, narkotikai, palystuvystės tokias, ten, negalėjau, kažkokia buvo apsauga. Įvyko du tokie įvykiai, vaikystėje ir paauglystėje. Tai, ir kai viešpats prisiliečia prie tavęs, viskas, tu jau nebeliksi niekuomet toks pat. Kažkas pasikeis tai. Ir mes su tėvais, dar kai pasakoju apie savo šeimą, apie savo tėvus, tai nežinau, čia tipiška lietuviška šeima ten. Tėvas geria, muša mamą, žmoną savo, ir vaikai verkia ten, žodžiu. Ir mes važiavom iš močiutės su traukiniu namo. Žemaitijoje, aš pats esu kilęs iš Žemaitijos, gimiau Telšių miesto gimdymo namuose. Vakale nieko blogo nepasakysiu. Esu taip žemaitas realiai, bet niekuomet žemaitiškai nemėgau kalbėti. Ir tik dabar, kai prieš 13 metų į Norvegiją atvažiavau, brolis mano gyvena su šeima iš Telšių, gyvena Norvegijai. Ir jie žemaitiškai šneka, kalba. Ir aš kažkaip pamėgau žemaičių kalbą. Senatvės. Pamėgau žemaičių kalbą. Vieną kartą ateinu į parduotuvę,
Ir taip kartais taip šaunu pradėjau. O kiek tas kefyras kainaus, mergelė? Ką nors pasakau, kai jau. Tai va, mėgstu labai humorą, labai mėgstu humorą. Nu ir, bet, žodžiu, važiuojam, sėdim geležinkelio stoty Plungėj. Laukiam traukinio. O pilnas užsakymša žmonių, traukinių stotis pilnas traukinių. Ir tėvai sėdė priešais mane, o kaip Karlis, ten tėvai mano sėdė, aš sėdžiu čia. Žodžiu, kad prieš manęs dar ir sėdė žmogus, benamis. Marvinojo, alkoholio, šlapimo, visas miksas, viskas, kas tai galėtų būti, visi kvapai ten, sėdė jisai. Ir aš tai nenoriu sėdėti, ten noriu pabėgti. Tas baisinės man eina nuo to žmogaus, žinai. Bet tėvai pasodino, aš turiu sėdėti. Nes kitaip, žodžiu, atsikelsi ir viskas, kitas sėdinė atsisėda. Ir viskas, ir žodžiu, sėdžiu ir kenčiu. Ir man taip šlikštų į tą žmogų žiūrėti, šlikščiuosi jo ten, baisiai atrodo visas. Man 5-4 metai buvo. Ir staiga kažkas man manęs, kažkas atsiranda aplink mane, kažkoks buvimas. Gyva, realiai jaučiu kažkino jausmus, nieko neapčiuopame nėra, tiesiog kaip koks debesis ant manęs susileis. Ir aš pradėjau jaust kažkino svetimo, nepažįstamo jausmus tam žmogui. Tokia meilė tam žmogui, tam benamiui, ten girtuokliui, taip toliau. Toks troškimas padėti jam. Ir eina vis gilin į mane, įeina į mane ir tampa mano dalim. Aš visiškai teisūs, man tas žmogus, aš buvau visiškai abingas tam žmogui. Ir staiga, ir aš jį pradedu mylėti, gailėtis jo, noras padėti, toks begalinis noras padėti. Viską, kažkas norėjo viską padaryti, kad tas žmogus taip negyventų, žinai. Aš taip žiūriu, kas su manim darosi, aš kai pradėjau raudoti, aš jau negalėjau išlaikyti to gailėšio, tos meilės tam žmogui. Pirmą kartą susidūriau su Dievo meilė, žmogui, pavargusiam žmogui, žinai. Kai pradėjau raudoti ten giliai labai, žinai. Tėvai pribėgo, kas to vyra, ką aš žinau, kas man yra. Aš negaliu paaiškinti, aš vaikas, tik aš pajaučiu kažkieno, aš tada supratau, kad pirmą kartą šventoji dvasia prie manęs priėjo ir parodė, kaip Jėzus myli tą žmogų, žinai. Kaip Dievas myli tą žmogų, kaip nori jam padėti, kaip jisai jaučia skausmą dėl jo likimo ten. Ir ką galiu pasakyti, kad jisai kiekvieną iš mūsų tą patį. Mes esam, kiekvienas žmogus esam, ar tu Vokietija, ar tu Lietuvoje, jam labai svarbus. Jis labai susirūpinęs kiekvieno žmogaus likimu. Aš nieko negaliu paaiškinti, nurimau, ten nuramino tėvai, viską, žinai. Bet supratau, kad kažkas tokio nepaprasto įvyko čia dabar. Prabėgo iki 10 metų, aš jau paauglys jau. Ir mano tėvas ten buvo iš 9 vaikų, 5 broliai ir 4 seserys. Nu, žodžiu, ir visi pijokai. Broliai suvažiuodavo ir iki šventės šeimos, Bartkai suvažiuoja. Ten mes pusėserės, pusbroliai atvažiuoja, mes ten lakstom viską, žinai, kaip dabar berniukai laksta čia žiūrės. O broliai pradeda mušti, maltų vienas kitam. Ar bėgiai pasimušti, gal į boksą jam reikia. Kai jie pradeda austis, to žmonas reikia, ten skiria, ten nesupransi, tu žodžiu, tokie karšti vyrai buvo, labai karšti vyrai, žinai. Nu ir supranti, bet vienas broli, mano vienas dėdė, jis gyveno mieste, Telšiuose gyveno, turėjo savo mašiną, turėjo, reiškia, ir žmoną, vaikus turėjo, dukrą ir sūnų, žinai. Ir jie mums buvo kažkokie tokie šviesuliai, žinai. Tokie, ir biški, ir man atrodo, pinigų jie turėjo, žinai, vis. Nu ir aš labai mylėjau pusbrolį, labai savo pusbrolį mylėjau. Jisai jam pavydėjau, jisai, kadangi mieste gyveno, lankė futbolą, man sportas irgi kažkas, labai mėgau sportą irgi, žinai, bet kaime kartą. Nes kadangi tėvas mano, kaip supratot, mušeika buvo, ir jisai
sumuždavo tam kaime kokį pirmininką, arba zootechniką, arba agronomą, mes turėdavom bėgti iš to kaimo, viskas, arba kitaip. Žodžiu, Dievas mane misionieriškai veiklą jau nuo vaikystės ruošė. Tai aš ten vienoje vietoje metus, 2, maksimum 3 metus pagyvendavau ir turėdavau važiuoti į kitą kaimą, į kitą kolūkį, į kitą rajoną. Tai aš iš Žemaitijos aš buvau mažas, kai išvažiavom. Šiauliai, Radviliškis, Pakruojas, Kuršėnai, visur mes migravom, kol 8 klasėje, 7 klasėje atvažiavom atgal į Žemaitiją. Nu va, ir aš užvažiuoju, būdamas paauglys, pas savo dėdę į Telšius, į svečius. Ir su pusbroliu mes ten laukia žaidžiam, ten sportuojam, vaikštam, leidžiam laiką. Ir aš atbėgu į 5 aukštą, atsigerti kažko ar kažką užkasti. Ir žiūriu, virtuvėje sėdi už stalo, taip, prie stalo palenkęs galvą dėdė, o iš nugaros stovi teta ir už plaukų į tasą, žinai. Ir aš taip kažkaip, tik dariau duris, vaizdas nekoks, greitai uždariau duris ir išbėgo ten, ne vietoj, ne laiku papuoliau. Parbėgo, aš išbėgo lauką, praėjo kažkiek tai ten laiko, grįžtu namo į kaimą, atsigulu į lovą, žinai, ir tas pats aplankymas buvo, ant manęs vėl kažkas nusileido ir aš jaučiau begalinę meilę tai mano dėdei, tetai, begalinį skausmą dėl jų likimo, dėl jų santykių. Pasirodo, dėdė mano buvo palistuvis, ten eidavo per kitas moteris, žinai, ten pasileidęs vyras buvo, žinai. Ir tam, žmonai skausmas buvo, žinai. Ir toks bedalinis, tas pats, kaip tam benamė žmogui. Toks noras padėti jiems. Kažkas buvo pasiruošęs viską atiduoti, viską padaryti, kad jų gyvenimai pasikeistų. Tai po daug metų, kai aš jau tapau krikščionis, aš supratau, kas ten su manim buvo įvykę, žinai. Tai pirmą kartą aš susidūriau su Dievo meilė žmogui. Ir besąlygiška tokia meilė. Aišku, aš galvau, kad prasmė yra meilė moteriai. Ir mes anksti labai susipažinom, būdami 16 metų, susipažinom su Edita 800 metais, įsimylėjom. Ir jinai į Kauną, aš į kaimą savo. Ir aš galvojau, kad laiminga šeima padaro žmogų laimingą. Kad vyras ir moteris įsimyli, sukuria šeimą, tai vaikus, čia yra gyvenimo prasmė. Tai aš galvojau, kad mano žmona Edita mane padarys laimingą. O jinai galvoja, kad aš ją padarysiu laimingą. Tai kas, kurį dabar jau daryti laimingą? Turi būti kažkas, kas iš tikrųjų, be Dievo neįmanoma laimingos šeimos turėti, neįmanoma. Ir kai kurie, gal kurie klausys, žiūrės tą laidą, žinai, patyrė irgi nesėkmę, gal įsiskyrė ir dar kažkas. Neįmanoma išlaikyti šeimą. Jeigu ne Jėzus, mes tikrai neišsilaikytume. Nes mes esame žmonės, esame visiškai, vyras su žmona, mes, pavyzdžiui, esame visi skirtingi žmonės. Ir Dievas sujungia, o taip skirtingi dalykai nesusijungia be Dievo iš tikrųjų. Viešpats sujungia. Ir 92 metais mes jau su Edita buvo pragyvenę 9 metus, turėjom 2 vaikus, turėjom savo butą, Kruonėje aš dirbau, Parmėse, dėka jos tėvo, ten tų dėdžių mes teisė mane kaip aukštos kategorijos traktoristo mašinistą į Kruonę elektrinę statybą. Realiai su traktoriu nemokėjau važiuoti. Ir ten atidirbau, gavom butą, turėjom savo butą. Ir jokios laimės nebuvo. Ir tada 3 kartą viešpats jau kaip asmuo prie manęs prisilietė. Ir mus pakvietė tikėjimo žodžio evangelizaciją. Editos bendradarbės dukra, sako, atvažiavo svečius, papasakojo, kad jinai atrado tiesą, buvo pasikeitusi. Ir mus pakvietė kitą dieną į Kauno halę, kurioje dabar mes šventėm 30 metų jubiliejų VŽB. Ir ten mes abu išėjome į priekį. Ir aš sakiau asmeniškai, sakau, Jėzau, jeigu tikrai tu esi, aš esu nusidėjėlis. Aš 28 metus netikėjau, kad tu esi, atsigau pasakas, galvoju, kad tokia net žmogaus nebuvo, kažkaip išgalvota filosofija.
Aš jau buvau pavargęs. 28 metų aš jau buvau pavargęs ir susenęs žmogus, realiai. O to gyvenimo nežinojau, nenorėjau. Mylėjau savo žmoną, mylėjau vaikus, bet jėgų gyventi nebuvo, žinot. Jėgų nebuvo. Ir tada trečią kartą patyriau Dievo meilę, bet jau jinai įėjo į mane. Aš kaip pasakiau Jėzui, esu pavargęs, esu nusidėjėlis, esu melagęs, taip toliau, išvardinau savo nuodėmes. Sakau, pakviečiu į savo širdį, savo gyvenimą. Ir aš jaučiau, kaip ta meilė, kaip koks aliejus buvo. Jinai pradėjo tekėti per mano kūną, per mano vidų. Aš pasijaučiau kaip vamzdis, nežinau, grinai iš mano vidų pradėjo kažkas tyros, gyvo, asmeniška, toks kaip aliejus, kaip vanduo, kaip oras, nežinau. Visą purvą, visą skausmą, visą nuodėmę, nešvarą, praeitį visą. O trečią kartą tada buvo prisilikimas Dievo, patyriau. Aišku, kažkaip mes, kai paskui nuėjom po tos evangelizacijos į bažnyčią, jau nieko panašaus nebebuvo. Gal kitą sekmadienį kažkas. Realiai aš, paskui, ir realiai, be meilės Dievo neįmanoma būti krikščioniu, realiai. Čia turi būti kasdienė tavo duona. Ką mes galim pasiūlyti, jeigu mes esam nemylimi, tada ir mes nemylėti negalim nieko. Ir paskui, kai atvažiavo bendrijos vyrai į Lietuvą, ir aš susipažinau su Dariu Rabeku ir jo broliu Džildu, ta meilė vėl grįžo į tą kambarį, aš pamenu. Koks tirštas buvimas tos meilės buvo. Jėzus tikrai su tais vyrais labai stipriai Dievas uždėjęs ant tos bendrijos. Kuri yra iš žmonių, kurie netobulė, viską gali būti, bet Dievas uždėjęs ranką savo yra, savo dvasią išliejęs. Realiai šventoji dvasia yra pati Dievo meilė ir yra. Realiai pati Dievo meilė ir yra šventoji dvasia. Ir tie vyrai atvažiavo, išgirdo apie mus, atvažiavo pristatyti bendriją, žinai. Ir mes sėdėjom, pamenu, ten pas tokį brolį bute ir ten laukiam tų jaunų verslininkų. Aš galvoju, kad ta VŽB tai yra verslininkų organizacija, padeda eilinių krikščionių tapti milijonieriai. Turtingais padaro. O ten atvažiavo pagyvenę žmonės, tokio amžiaus kaip dabar aš tada 30 metų buvau. Ir prisistatė Romos katalikais, aš galvoju, kad ten, kas ten gali gero būti iš Romos katalikų. Ir aš buvau nusistatęs labai prieš katalikus. Tokia buvau nusistatęs. Nors jų nepažinojau, bet buvau nusistatęs. Prieš baptistus, prieš sekmininkus. Kas tik ne TŽ, tai ne žmonės. Bet tokia meilė buvo su tais vyrais. Ir aš pamenu, tos brolį paėmė, taip tas vienas žmogus per juosmenį ir pradėjo su mums kalbėtis. Gytis ten ištirpo, visas tirpo. Tikrai tokia meilė. Ir dėl to ir yra, jo vėliau iš mūsų meilė, mūsų vienas iš šūkių. Ir paskui dabar grįžčiau visai neseniai. Ir mes stengiamės dalytis tą meilę su žmonėm. Pasakojam, kokie mes buvom, kai Viešpats mūsų rado, kai Viešpats pakeitė mūsų gyvenimus, realiai pakeitė mūsų sudėtą gyvenimus, visiškai pakeitė. Anksčiau mes gyvendavom kaip, tai būdavo tamsa, retkarčiais prašviesdavo danguose. Ir tu gyveni dėl tų tokio pragiedrulio, laukia, kada bus vėl. Laukia, taip su juo pagaliaus laukia. O dabar realiai visą laiką giedra. Kartais užeina debesis, bet ilgam įsisklaido ir vėl giedra. Realiai diena naktis, kai mes gyvenam dabar, tikrai diena naktis, tai mes ten tuose renginiuose dalinamės Viešpaties meilę su žmonėm, pasakam. Ir aišku, ta meilė eina, kada Jėzus yra pakviečiamas asmeniškai į širdį žmogaus gyvenimą. Nes iš tikrųjų, mes dabar Jėzų kalbėjom apie Jėzų bažnyčią, mes ten pristatinėjom bendriją. Rolandas toksai klebonas pakvietė mūsų. Ir aš sėdžiu, žinai, stovim, mes laukiam, mišių pabaigos ten. Ir iš tikrųjų tos bažnyčios, dideliuose miestuose, mikrorajonuose, gyvenvietėse, miesteliuose,
yra vieta, kur žmogus gali prisiliesti prie Dievo. Problema yra, kad jie nemoka įsileisti to buvimo į savo vidų ir gyventi tikėjimu. Vienas dalykas tikėti Dievu, kitas dalykas gyventi tikėjimu. Parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Vat ką aš išmokau iš bendrijos vyrų, kaip gyventi tikėjimu. Kaip pasitikėti dėl to buitinių dalykų, dėl finansų, dėl darbo, dėl skolų, dėl žmonos santykių, kaip vaikais, kaip tarnauti. Ir dabar mes visai neseniai išsikraustėm iš Kauno. Ir paskutinis toksai man labai stiprus buvo, žinai, išgyvenimas. Žinot, kas per ką? Per gandrą. Jėzu, kai mane palietė Dievas per gandrą. Mes gyvenom 2 metai kaime, atvažiavom, žinai, ten sodyba, hektarą žemės, Karolis matė tą sodybą, žinai. Čia visas liudimas, kaip mes gavom, kaip Dievas palaimina mūsų namais, kaip išlaisvino iš banko paskolos, taip toliau. Nu ir reiškia, ir ten šalimais kita sodyba, tokia vasarą atvažiuodavo tokia močiutė, ir prie jos namo lizdas gandrų. Ir pavasarį visą laiką atskrenda gandrai ten, rudenį išskrenda jie prieš rudenį, kitą pavasarį vėl atskrenda. Nu ir ten, reiškia, mes gyvename ir tie gandrai gyvena, aš pjaunu žolę, jie ateina, valės ten, šalia vaikšto, ten viską, žinai. Mes važiuojam pro tą stulpą, žinai, jie į mus pasižiūri, mes į juos nepagėliam akis, ten pasižiūrim, žinai. Ir supranti, ir vienais metais kažkaip aš pastebėjau, kažkaip ant mūsų stulpo atskrido vienais metais, jis stovėjo, žinai, prie mūsų namo stulpas yra, žinai, iš to atvažiavo, žinai, atskrido, štai ir stovi ten, nežinau, kiek ten valandai jis prastovėjo, nesupratau, galbūt naujo lizdo gal ieško, žinai, ir kada prabėgo, praėjo tas žiema, žinai, pavasarį tai jie atskrido. Ir dabar va šie metai, dabar šį rugpjūtį mes sėdėm, žinai, ir vėl tas pats. Prieš žiemai skrendant, gandras atskrido mūsų stulpą. Mūsų stulpą ir visą naktį ten iki paryčių prastovėjo, žinai. Ir Edita man sako, Pamilo tave. Jis atskrido atsisveikinti. Ir jie paskui ryte, kai atsikėlėm, jau jų nebuvo, jie išskrido su savo. Reiškia, jie su mumis šalia mūsų kaimynai ir jie mus pamilo. Tie gandrai, Dievas per savo kūrinį parodė man tokią meilę. Jie tokai mane suėmė vėl tą jo artumas, tiek Dievas, net per savo gandrą, per kūrinyje. Tas gandras atėjo atsisveikinti. Jis pabuvo visą naktį ir kai mes atsikėlėm, jis jau buvo įskrido ją su savo šeima, įskrido į ten kitus kraštus. Jo, neįmanoma gyventi realiai pilnaverčią gyvenimą, jeigu žmogus nepažįsta Dievo meilės. Žinai, vienas dalykas mums pasakoja, kad Dievas mylimas, ten viską, bet kitas dalykas patirti tą meilę asmeniškai. Tu tada tikrai būsi, kaip pasakyti, tu tada turėsi ką duoti žmonėm. Tu galėsi duoti kažką žmonai, žmona tau galės duoti tada. Mes turėsim ką duoti vaikam. Neaiškiai, mes tobulį esam, bet mes būsim meilės nešėjai realiai. Ir aš nežinau, mes su žmona realiai atidėjom savo gyvenimus prieš 30 metų, kad žmonės galėtų pažinti Jėzų. Pažinti Jėzų ir galėtų jam būtų atleista, kad tai aprūpinant jėgą, atleidžiant jėgą, įeiti į gyvenimus. Tai tokie mano prisiminimai apie meilę. Tai galim tada kartu pasimelsti ir tada. Viešpatie Jėzų. Ateinu pas tave toks, koks esu. Pripažįstu save nusidėjėliu ir stokojančių Dievo šlovės. Bet aš tikiu tavo pralietų krauju, tavo mirtimi ant kryžiaus ir tavo prisikėlimu iš numirusių. Kad visą tai padarei asmeniškai ir dėl manęs. Esi gyvas ir savąja dvasia esi tarp mūsų. Aš atveriu tau savo gyvenimą ir savo širdį. Savąja dvasia įeik į mano širdį.
savąja dvasia įeik į ir apsigyvenk manyje. ir apsigyvenk manyje. Atgimdyk mane iš naujo Atgimdyk mane iš naujo ir suteik man amžiną gyvenimą. ir suteik man amžiną gyvenimą. Savo krauju nuplauk mano kaltę, Savo krauju nuplauk mano kaltę, mano gėdą ir sąžinę. mano gėdą ir sąžinę. Tegul visa, kas sena, praeina. Tegul viskas sena praeina. Tegul viskas patampa nauja. Tegul viskas patampa nauja. Aš priimu tave dabar Aš priimu tave dabar ir garsiai išpažįstu savo lūpomis. ir garsiai išpažįstu savo lūpomis. Jėzų Kristų, Jėzų Kristų, savo viešpačiu savo viešpačiu ir savo gelbėtoju. ir savo gelbėtoju. Ačiū viešpatie, kad išklausai mane. Ačiū viešpatie, kad išklausai mane. Ačiū, kad savo krauju nuplauni mane Ačiū, kad savo krauju nuplauni mane. ir apsigyveni savai dvasia mano širdį. Ir apsigyveni savąja dvasia mano širdyje. Vesk mane Vesk mane savo keliais. savo keliais. Amen. Amen. Jėzus čia, Jėzus čia, nori jis tave apglėbti. Jėzus čia, prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia, prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Jėzus čia, Jėzus čia, nori jis tave apglėbti. Jėzus čia, prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Prieš tave, o viešpatie, menkėmis mes nuolankiai, didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Didis Dieve, tau garbė, kad tu čia. Tai va, šiandieną įvyko mūsų susitikimas. Lauksim fainas. Ir aš galiu pasakyti, kad kaip ir sakiau, žinai, būdavo filmai 80 žmonių, bet nebūdavo susitikimo žmonių. Vat kartais susitinkam su žmonėm, bet mes nesusitikom, žinai. Ir aš kažkaip nesusitikau. O va šiandien aš susitikau su žmonėm, žinai, su kiekvienu, žinai. Tai aš manau, kad va toks mūsų susitikimai turi gyvenime pasiekti tikslą susitikti. Kur be būtumėm, žinai, ar aš susitikau, ar buvau. Tai vat, kai mūsų širdis atvertus, mes visą laiką susitinkam. Susitinkam tą situaciją gyvenimo, kurioje mes esam. Ir mes esam perkeisti. Iš tikrųjų,
Mane kas gyvenime perkeičia, tai perkeitė santykis. Santykis būti, ne, sutverta širdim, nes kaip ir Darius sakė, va, tas liudimas tai yra uždarytos širdis, jos nekeičia žmogaus, neperkeičia žmogus. Tai todėl va šitie susitikimai ir jeigu Dievas duos, mes toliau susitiksim, žinai, tai jeigu bus daugiau užsakymų. Aš nesikraustysiu daugiau. Svarbu yra rasti savo bendruomenę, kur aš galėčiau atverti savo širdį. Tai dėkoju visiems, kurie atvyko, iš toli atvyko, vieni iš arti, kiti iš toli, kiti iš labai toli. Tai jūs kiekvienas buvote čia svarbus ir aš laiminu jūsų, labai laiminu ir aš pasitikėdamas, jeigu jūs čia esate, tai vadinasi kažką Dievas jau daro arba pradėjo daryti, arba tiesiog apsireiškia ir pripildo. Galbūt nepajausim šiandien, bet pajausim tą meilės jėgą, kuri mus ir norėsi su ją keisti kažką. Va būtent ne pyktis irgi yra jėga, kuri keičia. Pyktis irgi yra jėga, kuri keičia, bet meilės jėga keičia teisingai. Ir va Biblija taip pat yra skaitoma su šventąja dvasia, būtent su ta meilė, nes Biblija yra ginklas, kurį gali žudyti žmonės, kaip ir religija gali žudyti, kaip ir klaidingas įskaitimas ir gali sukelti karus dėl Biblijos. Todėl be meilės skaityti, be šventosios dvasios Biblija yra tiesiog pavojinga. Tai todėl patirkime meilę susitikimuose su draugais kitą savaitę savo gyvenimą, kad ar aš iš ties susitinku ten, kur esu. Ir galbūt man reikia atsisakyti to gyvenimo ten, kur aš nesusitinku ir tiesiog egzistuoju ten. Ir mano laikas yra bereikšmis tiesiog, žinai. Tai laikas trumpas ir būkim tikri patys savo, būkim ten, kur mes jaučiamės iš tikrųjų tikri. Ir tai yra pilnatvė mūsų gyvenimo būti teisingam kelyje stovėti. Tada ir pripildo Dievas tos malonės, kai tu esi išsivalęs indus, arba valais indus, ir ateina teisingos situacijos, teisingi žmonės ateina. Ir jeigu esi tu čia, vadinasi, tu esi jau žengęs tą žingsnį į naują. Taip nėra. Mano gyvenime, kai atsiranda nauji žmonės, vadinasi, kad įvyko kažkas mano gyvenime pasikeitimas. Seni draugai jie yra, bet jie galbūt buvo man pakeleiviai, kurie tiesiog mano klasiokai, aš neberandu bendro pokalbio su klasiokais. Gal kaltinčiau save, kodėl aš neberandu pokalbio ar kažką, bet tai yra tai, kad mūsų gyvenimo patirtis mus keitė. Ir mes neberandam bendrų interesų arba, sakykim, bendrų pokalbių dėl to, kad mes keitėmės. Ir mes turime jau skirtingą patirtį ir mes einam aukščiau, ieškom visą laiką Dievo, ieškom bendraminčių, taip sakant, kažkaip, kad rastum bendrą kalbą. Kartais netgi patys sesės ir broliai nebetampa seserims, o tampa mano kiti žmonės, kaip brolis ir seseris, kurie man padeda, kurie mane palaiko. Tai va, turi šiandien naujus brolius ir seseris. Tai va, tai ką, tai... Rusai sako, neimėjai sto rubliai, neimėjai sto друзей.